Taip, gerai, galime pradėti. Tai visi galite pasijungti į lenteles, tai lentelių nuorodą įdėsiu į chatą. Sekundėlę. Ir pradėsim, beje, jeigu kažkas turi kokiu nors uždavinių, kurių norėtų pasispręsti, nes gan paprastai tą lentelę galima įkelti, tiesiog ekraną, nufotografuoti ekraną ir įkelti. Tai aš dabar tada, kad geriau matytis, įmesiu savo ekrano dalinimąsi ir galima tada pradėti. Tai antroji pamoka, pirmąją pamoką pradėjau, išsisprendžiau daugiau negu pusę, ten 2 valandas beveik uždavinių. Dabar pažiūrėsiu, ar gerai matosi. Jo, ekrano dalinimas įjungtas. Ir toliau tęsiu nuo 22.2. Jeigu kažkas kažko nesupranta, galite mane stabdyti, aš tada ant kokio bet kurio uždavinio galiu plačiau pakomentuoti. Problemų tame visai nėra. Taigi, parodykite, kad trikampio plotas yra lygus 84. Taip, tai yra keliais būdais. Vienas iš būdų galima tiesiog susirasti aukštinės ilgį. Taip, susirasti aukštinės ilgį ir pasidauginti. Arba galima susirasti kampą ir susiradus kampą naudotis kaip viena antroji dviejų kraštinių sandauga ir kampo tarp jų. Tai aš gal paimsiu paprasčiau plaukti. Kas čia duoda? AC duoda 15. Gerai, tai mūsų teoremą susirasiu, kam lygus kampas C. Kaip tai padaryti? Tiesiog priešinga kraštinės kvadratas, tai priešingas kraštinės kvadratas C kvadratu. Aš pasikeisiu gal spalvą raudoną. Tai priešingos kraštinės kvadratas, tai bus 13 kvadratų, bus lygų sumai dviejų kraštinių šalia kampo kvadratams, tai 14 kvadratų plus 15 kvadratų. Ir aišku, atimti dvigubą sandaugą iš tų kraštinių padaugintų iš kosinusų. Tai buvo kart dvigubą sandaugą, kart 14 įmų lygiai tą pačią tvarką, 14 kart 15 padauginta iš kosinuso kampo tarp jų, tai kosinusas kampas tarp jų bus kosinusas kampo C. Toliau tiesiog persitvarkom reiškinį, nusivalom visus kvadratus, perkeliam 14 į kitą pusę, 15 ir pasidalinti reikės iš dvigubos sandaugos tų kraštinių. Gerai, tai tada imam 13 kvadratų minus 14 kvadratų, tai perkeliu 14 kvadratą, tada perkeliu 15 kvadratą į kitą pusę ir jeigu visus šitos perkelsiu, dar bus tas kosinusas padaugintas iš kampo. Tai yra tas kosinusas dar bus padaugintas iš dvigubos sandaugos iš 14 ir 15, tai reikia iš to nudalinti. Tai tiesiog padalinu iš neigiamos dvigubos sandaugos 14 kart 15 ir tą reiškinį, kurį gausiu, bus kosinusas būtent to kampo. Tai kosinusas kampo C. Sekantis veiksmas tiesiog į skaičiuotuvą tiksliai įsikelti viską ir nepamiršti, kad nusistatyti, kad būtų ne radianais skaičiuotuvais, o laipsniais. Dabar į skaičiuotuvą, ką jums reikės paspausti per shiftą, tai shift ir kosinusas, ir skaičiuotuvė turėtų atsirasti arksinuso funkcija arba arksinosas minus pirmojo ir tiesiog visą tą reiškinį įsikeliam. Taip, tai visą tą reiškinį įsikeliam, gaunam tada, aš įsijungsiu skaičiuotuvą, kalk S. Nustatyta pas mane laipsniais, kiek ten buvo tada 13 minus 14 minus 15 kvadratų, tai 13
kvadratu minus 14 kvadratu minus 15 kvadratu. Tada visas tas reiškinys, kas buvo vardiklyje, dalinu iš minus 2 kart, čia praleidau vienetuką, 2 kart 14 kart 15, tai iš visos tos minus 2 kart 14 kart 15 ir gausiu 3/5. Pamiršau panaudoti kosinusą minus 1. Tada per shift ir kosinus minus 1. Čia man skaičiuos, pažinau. Man tai čia girdi mane? Taip, girdžiu. Man čia eina įsididinti, čia per matieką tą langą. Reikia Jo, tiesiog pasijungiantis, jeigu sekundėlę tą parodysiu, per matieka.lt. Aha, aš jame esu. Išsididinti tiesiog jungtis ne per... Tiesiog jungtis, turbūt man neleidžia, nes jau esu pasijungęs. Turėtų atsirasti, kad atidaryti naujame lange ir matytis tada prie vis langą. Tai tam šitą matieką nereikia net būti. Aha, vis tiek aš nesugebu išsididinti, man atrodo. Gali Ar reikia? Ant linko ir matyti, kaip šitą lentelę irgi lygiai tas pats. Jo, galima į linką nuėti lygiai tą pačią. Galima tiesiog į linką ir tos pačios lentelės bus prisijungimas irgi. Čia aš tiesiog... Tu čia toliau sprendi, man tai, ne? Jo, taip aš toliau sprendžiu. Tai aš, jeigu matysi, kad ten nusivažiuoja uždaviniai visai ten sunkius, tai aš atsiunčiau išvestinių ir vektorių labai gražius uždavinius iš tokios knygelės korepetitorius. Jo, gerai, persižiūrėsiu. Gausim, kiek ten buvo 503, arba gal imsiu per 3/5. Tai įsirašius bus kosinusas 3/5. Dabar, kad parodyt, kad tą kampą matome, kad gauname suapvalinus. Tai tas kampas 503 suapvalinus, tai tiesiog aš galiu visą tą reikšmę kampo statyti į ploto formulę. Tai dabar ploto formulė, kur čia man vietos, čia pasiliks vietos, tai ploto formulė trikampio bus 1/2 kart 2 kraštinės, tai kart 14 kart 15 ir padauginu iš sinuso kampo tarp jų. Tai jeigu tas kampas nesigauna tikslus, aš galiu parašyti, kad sinusas kampo ir žinau, kad mano tas kampas atitinka kosinusą minus 1. Tiesiog sinusas to kampo kos minus 1/3. Tai viską įskaičiu tuo gražiai susivedu. Dabar išsivalau, gausiu 1/2. Gal per trupmenį, arba bus paprašiau, jeigu rašysiu, tai 1/2 padauginta iš 2 kraštinių, tai 2 kraštinės kiek čia bus? 14/15, visą laiką pamirštu, tai 14 kart 15 ir padauginu iš sinuso ir sinus atitiks tas kampas išreikštas kosinuso trupmena 3/5 ir atsakymas turėtų gautis 804. Tai jeigu dabar visą tai įrašys, plakot, kad man nereikėtų rašyti, aš gal jį išsikelsiu tiesiog tą įrodymą, kad iš skaičiuotuvo. Dabar man tai, ar matosi, kad aš įmečiau dabar ploto formulę, Herono formulę, matai apačioj? Čia kažkur. Herono formulę, plauk, tai to sekundėlį pasižiūrėsiu. Jo. Sprendėsiu per Herono formulę to?
Nu jo, man atrodo, kad čia daug greitesnis būdas. Ai, 13, 14, 15. Gali būti, jo, nes jeigu visos kraštinės duotos jo per pusperimetį. Visos duotos, jo, čia sustatai pusę perimetro ir atiminėjai kraštinės, tai čia, jo, bet gerai, abu būdai, aišku, gerai. Jo, labai gerai, aš pats galiu pasakyti, kad tos Herono formulės nesu labai daug taikęs. Ir tos Herono formulės turiu jinai įkelta visuose formulėse formulyną turiu. Taip. Aha, nes dabar 10 klasė, tai jinai dominuoja dabar. Herono formulė, tai mes jau ją įvaldę. Tai jeigu kam patogiau, galima tiesiog susirasti plotą per Herono formulę, tai antrų būdų, kad pasiliksiu. Tai pirmasis būdas per trigonometriją, per kosinusus. Antrasis būdas, dabar jeigu pabandysiu įsimesti į Herono formulę, tai S lygu pusperimetis, tai pusperimetis kiek čia 13, 14, 28, jeigu sudedam 13 plus 14 plus 15, 28. Tai 28, kem 2. Kem 2. Tai 1. Gausim 21, padauginta iš 21 minus 1 kraštinė, tai kiek čia 21 minus 13, 8. Padauginta iš 21 kart 7 ir padauginti kart 21 kart 6. Ir ar nereikės čia šaknies? Ir iš šaknį reikia ištraukti. Jo, nes Herono, kiek atsimenu, kad su šaknim. Ir tiesiog įsiskaičiavus, tikiu, kad turėtų irgi veikti, nes Heronos ją labai gerai patikrino kažkada tais. Toliau, judant toliau į 22 pratimą, tai nustatykite, koks yra trikampių AME ir BMD panašumo koeficientas. Tai kur dabar tas AME ir aš gal tos trikampiukus perspražysiu, nes greičiausiai, kad reikės susirasti kažkokias tai kraštinės. Tai trikampis statusis matom AME ir kitas BMD. Tai tiesiog irgi persirašysiu kitą trikampį B. Matote, kaip įdomi, tas lygus kampas bus viršuje, tai tas trikampis bus apverstas aukštyn kojomis. Tai reikės, jeigu taip atitinkamus kampus susižymti, status sustačiu, lygius kampus susižymiu ir koks čia statusas bus D. Ir aš tiesiog nusibrėžiu tos trikampius pagal atitinkamas kraštinės, kad man būtų lengviau lyginti. Ir paskutinis tada taškas bus B, apsiverčiau, kad būtų apačioj. Tiesiog daug lengviau, kada vizualiai tie trikampiai tokioje pačioje padėtėje. Ir tiesiog, ką man reikia surasti, tai bet kokias dvi kraštinės. Iš kur aš čia dabar pasimti lengviausia. Taip, iš ploto formulės, jeigu susirandam aukštinę, aš man atrodo, gali būti, kad net pastrigu šitam uždavinė. Kaip čia dabar Andriau, neatsiminė aukštinės susikirsdamos ar dalyje vieną kitą kokiu nors santykiu? Ne, pusiaukraštiniais dalina, tai bus su vienu. Aukštiniais ne. Ir matai, čia už 3 taškus uždavinys, tai čia net bus taip lengva pastebėti. Ai, čia biškai bus šiokių tų. Jo, čia bus reikalų. Tada sekundėlę, tada Taip, tai dabar sustikrinsiu tada vėl iš naujo, kas duota. Tai taip duota tik tais kraštinė ir kita kraštinė. Ir gerai, galim pabandyti susirasti, kam lygios aukštinės. Tai jeigu yra plotas, šitą uždavinį nežinau kaip suras, bet tiesiog pabandysiu.
Taip, tai duotas plotas yra 84, tai tą 84 galima surasti kaip B1/2 kart BE, kas yra aukštinė, ir padauginta iš 15 gausime 84. Toliau, kad susirasti B, tiesiog pasidauginam iš 2 ir pasidaliname iš 15 dvi pusės, taip pat 804 kart 2 dalinti iš 15, tai 84 kart 84 kart 2 dalinam iš 15, gaunam 11,2. Tai turime, kad BE lygu 11,2. Pasirašom 11,2. Toliau galime susirasti, kam lygi kita kraštinė. Kita kraštinė bus 1/2, tai yra ne kraštinė aukštinė, kart AD ir padauginta iš pagrindas, tai pagrindas bus 14 ir vėl gausim tą patį 84. Tai iš to išeina, kad AD bus lygu, kiek čia 84 iš 7, man atrodo, 12, jeigu tiksliai paskaičiuoju. Ja, bus lygu 12. Tai dabar ar kokį santykį čia jos vieną kitą dalina. Kad aš tą trikampį greičiausiai reikės daugiau vietos, jau supratau, kaip spręsti, aš tiesiog atsikopijuosiu, kad man būtų daugiau vietos apačioje. Kopijuoju. Gan nusimato toks ilgesnis sprendimas. Tai bus reikia. Nors gal grįšiu pabaigoje, nes gan ilgas sprendimas, reikės susirasti, kam lygi AE ir kam lygi BD, bet čia labai bus komplikuota. Tai tiesiog atsikopijuosiu ir grįšiu į šį uždavinį vėliau. Gerai, toliau metamas nestandartinis žaidimo kauliukas, ant kurio sienelių yra po 1, 2, 3, 4, 5 ar 6 akutės. Tikimybė kauliukui atvirsti kiekviena sienelė yra skirtingos, taigi atsitiktinis dydis pavaizduotas, apskaičiuokite nusistatykite reikšmę A, norint nusistatyti reikšmę A, žinome, kad visos tikimybės turi susidėti į vieną. Tai tiesiog randam sumą visų tikimybių, tai 1/3 plus 1/12 plus 1/6 plus 1/4 ir plus 1/18. Susirandam, ką gaunam. Tai 1/12,6, 1/12,6. Ne, tai 3/12,6. 1/3 plus 1/12 plus 1/6, tada sudedam 1/4 ir dar 1/18. 1/4 plus 1/4
ir susidedam su 1/18. Susidedam su 1/18. Gauname, kad 8/9. Tai visos tos tikimybės susideda į 8/9. Į 8/9. Tai vadinasi, tikimybė A bus 1 minus 8/9 ir gausime 1/9. Tai dabar nusistatę visas tikimybės, ieškomės matematinės vilties formulės iš formulynų. Taip pat, kur aš tą formulyną buvau įsikėlęs matematinės vilties. Atsitiktinis dydis. AX matematinė viltis. Tai dabar AX matematinė viltis. Turime formulę. Nežinau, kodėl kompiuteris pradėjo striginėti. Nežinau, kažkodėl neleidžia tos formulės kopijuoti, bet gali matyti, kad ką reikės daryti, tai kiekvieną reikšmę x sudauginti su atitinkama tikimybė ir jas susidėti. Tai dabar AX turim matematinę viltį, tai formulę pasižiūrėjau, tiesiog dėl kažkokių priežasčių negaliu jos kopijuoti ir įsikelti. Taip, tai matematinė viltis bus AX bus lygų 1 kart 1/3 sudėti su ir gan daug paprasčiau vietoj tos daugybos aš galiu iš karto matyti, kad visi skaitikliai yra vienetukai, tai dauginamas tiesiog galėsiu tą reikšmę parašyti į skaitiklį, bus lengviau tada sudėti. Taigi, sekundėlį, tada pasitrinu. Tai 1 kart 1/3 bus tiesiog 1/3. Tada 2 kart 1/12 bus 2/12 ir tiesiog visas tas trupmenas reikia sudėti. Paskui 3/6 plus 4/4. Gavom su 5, kad tikimybė buvo 1/9, tai plus 5/9 ir 6, lygiai parašiau, ir susidėti su 6/18. Ir nežinau, kiek gausiu, gal jeigu kas nors gali pasiskaičiuoti, pasakyti, kiek gaunat, aš čia tiesiog techniką į skaičiuotuvus vesti. Gan ilgai man užtruks, nebent jeigu tos matematinės vilties reikės kitam kažkuriam uždaviniui. Taigi, kauliukas metamas, gal gali kas nors patraukti šiek tiek pelytę? Ačiū. Kauliukas metamas 2 kartus. Apskaičiuokite tikimybę, kad abu kartus atvirtusių senelių akučių suma bus lygi 4. Susidarom tada lentelę ir skaičiuos, paprasčiausiai tokį uždavinį tiesiog su lentelė, man atrodo, bus. Jeigu susidarysiu lentelę nuo 1, surašysiu 1 kauliuko tikimybės, 2, 3, 4, 5, 6, aišku, visos jos pildyti nereikės, tik tais atitinkamas pasiryškinsiu iš tos lentelės vietas, kur
kur suma bus lygi 4. Toliau turime 1, 2, 3, 4. Dar porą trūksta. 5. 5 ir 6. Ir tiesiog susidarysiu visas kombinacijas, jas reikės susidėti. Tai aišku, galima, kad suma bus 4, tai suriškinsiu visas tikimybės, kurių man reikės. Tai tam, kad gauti sumą 4, man tiks tik tais 1 su 3 tikimybė, tada 1 su 3 ir 2 plus 2 irgi bus lygi 4. Kitų skaičiuoti nereikės, nes daugiau variantų, kad suma būtų lygi 4 neįmanoma. Tai visas tas 3 tikimybės suskaičiuoti atskirai. Tai tikimybė, kad nuo 1 ir 3 bus, pasižiūriu, kam lygi tikimybė nuo vieneto, tai 1/3. Jeigu skaičiuojame kombinacijas kelių skirtingų tikimybių, jas reikia visas sudauginti. Tai 1/3 susidauginus, kad su 3, tai tikimybė, kad atvirs 3 bus 1/6, tai kart 1/6. Taigi išrident 1 ir 3, tikimybė bus 1/18. Ir lygiai tokia pati tikimybė bus, jeigu išrident 3 ir 1. Tai irgi lygiai ta pati 1/18. Ko dar reikės suskaičiuoti, tai kokia tikimybė, kad abu du kartus atsvers dvejetas. Tai tikimybė, kad abu du kartus atsvers dvejetas, bus 1/12 padauginta iš 1/12, kas yra 1/144. 1/144. Čia netyčia parašiau ne 18, o 2, tai turėjau parašyti 1/18. Taip, tai dabar tikimybė, kad abu kartus atvirtų su senelio kučiu suma bus lygi 4, bus suma visų šitų 3 trupmenų. Tai susidedu tada 1/18. Tai 1/18 sudedam su tokia pačia trupmenį. Čia tiesiog galėjau pakeisti į 2/18 ir 1/144. Tai 1/144. Ir ta tikimybė, kad abu du kartus atsivertusio kučių suma bus lygi 4, bus 17/144. Tai 17/144. Tiesiog galiu pasirašyti, kad atsakymė tikimybė, kad atsvers 4, bus 17/144. O aš noriu paklausti, Mantai. O kodėl negalima sakyti 3/36? 3/36? Nu, jo. Tai 3/36 ar nebus čia 1/12? Nu, taip. Todėl, kad supratau, nes kauliukas nėra standartinis. Atsiverst kiekvienam, matai, sąlygų duota, kad kiekvienai akutė atsiversti bus skirtinga tikimybė. Tai jisai nėra... Matau. Supratau. Gerai. Jo, jeigu jisai būtų subalansuotas, teisingas, tai tada būtų paprastas uždavinys. Tada būtų paprastas, jo, bet čia jis tiesiog... Matau. Okay. Gerai, toliau išspręskite nelygybės. Taigi, turime kosinusą. Kosinusą mažiau už
šaknį iš 2 padalinti iš 2. Taip, tai dabar pasiemu kam lygus arksinusas. Kur dabar? Nelygybės visai patogu grafiškai spręst, ką manai? Grafiškai? Ai. Gal Jo, nu taip. jos. Gerai idėja, tai pasiemu, kad kosinus minus 1 nuo šaknies iš 2, kiek čia, ar 45 laipsnių turbūt gausio? Jo, čia bus 5. 45 laipsnių, gerai. Dabar nusibrėžia kosinuso grafiką. Jo, puikiai matysi. Iki periodo, tai kiek čia pasiemu 360, nepasakyta, kad radianai spręs, tai aš tiesiog paprasčiausiai spręsiuosi su laipsniais. Aš irgi tai. 180 laipsnių. Tiesiog susiskirstau į atskirus regionus, tada turim 90 laipsnių ir simetriškai atidedu į kitą pusę. Čia aišku minus 90 ir minus, čia bus minus 180, minus 180 ir užbaigsim periodą ant minus 360. Čia tiesiog susiskaidau į atskirus tokius intervaliukus. Pasižiūriu, kur yra šaknis iš 2 padalinta iš 2. Aš tai kitą spalvą braižau tą tiesę šaknis iš 2 iš 2. Nu, ta prasme, čia bus 0,7 kokia. Maždaug. Tai aš aš šiuo atveju tiesiog pasirinksiu, kad ant 45. Taip, ir paskui. Ant 45 ir brėžiu tą tiesę. Tai dabar, kai pasirenku kitą spalvą, susirandu, kur grafikai kertasi. Ir kokią čia spalvą, gal su raudonu, nusibrėžiu tiesę, kad susižinot savo intervalus. Ir matome, kad tas intervalas bus nuo minus 45 iki 45. Tai x priklauso. Ne man tai. Nuo minus 5 iki 5 kaip tik kosinus x grafikas aukščiau. Mums reikia, kad žemiau būtų. Ai. Aha. Tai nuo 5 iki ten, šitas didelis guzas apačioj. Šitas didelis guzas nuo 45 iki 315 tada. Greičiausiai, bet galima skaičiuotų pasitikrinti, ar tikrai kosinus 315 tikrai yra šaknis iš 2 iš 2. Tai jeigu grafikas yra simetriškas, tai turėtų tikrai būti. Jo, atmest 5, ne? Nes aš 45 laipsnius atmetu, tai matome, kad jo, ačiū už pataisymą. Taip, tai tame intervale nuo 45 iki 315 bus mūsų kosinusų grafikas žemiau. Nei tiesiai, taip. Tai dabar mūsų tiesė yra raudona, kosinuso grafikas bus žalias. Ir matome, kad visame tame intervale, tai x priklausys nuo paprastas kliaustiuko dedu, tai nuo 45 plus 300 kart K. 300 kart K. Ir visa ta duobė tęsis iki 315 plus 360 K. Įdomu, ar nenuims taškų, jeigu laipsniais parašysi, reikia radianais dabar paversti. Galima pasversti radianais, tai dabar K priklauso Z. Jeigu užduotie neparodyti, kad radianais tai turėtų užskaityti, bet galim pasversti radianais. Tai x tada priklausys nuo 45 verčiam radianus, kiek čia pi iš 4. Nuo pi
iš 4 plus 2 2 pika. ir iki, kiek čia 2pi minus, kiek čia 7, Atmestkėm 5, ne, iš 2 pi, tai kiek čia bus? pi minus 7/4 gal? jo, 7/4. Tiesiog 2pi atimti 1/4, jo, 7/4 pi plus 2pi k. Ir labai gražus du taškai ir vaizdžiai galima išsispręsti jį, tą uždavinį tiesiog žinant, kaip atrodo kosinuso grafikas. Tai va, galima akcentuoti, kad čia galima spręsti labai gražiai nelygybės ir lygtis realiai trigonometrinės su grafiškai. Jeigu išmanai šitą būdą, tai labai gerai. Jo, nors šiaip iš tikrųjų lygtis labai patogus yra forma, aš visą laiką akcentuočiau, kad naudoti. Tai formulė visada spėsi. Jo, nes su formulės būtent tam formulinė labai gražiai tiesiog, jeigu dar kaip pavyzdį paimsiu kitą uždavinį, ne iš egzamino, tiesiog pasimsiu bet kokį kampą, jeigu parašytas formulinas. Va, man būtent šių metų man labai patinka, kaip jie apipavidalina lygčių trigonometrinių sprendimą. Tai gali išsirinkti, nesvarbu ar sinusas ar kosinusas, ir jie labai gražiai parodo, kaip užsirašomas atsakymas. Tai netgi, pavyzdžiui, bet kokią lygtį, sakykime, jeigu užsirašyčiau sinus, netgi tokia kaip sinus x, čia kaip pavyzdį iš galvos, sinus, galiu imti netgi 3x, yra lygų, kaip pavyzdį 1/2. Tai pasižiūrim, koks yra sprendimas. Taip, tai iš karto matome, kad mūsų tas, kas yra sinuse, turi eiti priešais, tai tas, kas yra sinusų viduje, eina priešais. Tai pasirašom 3x, būtinai imam tą trejetą, kadangi jisai priklauso sinusui. Ir labai gražiai gausis atsakymas ir labai aiškiai galima parašyti visą tą periodą ir supras, kaip keičiasi periodas. Lygu -1 pakelta laipsnių k, nes tiesiog nurašau iš formulės, tada kart ark sinusas 1/2 ir plus 2. Šitoje vietoje su sinusu matome, kad ne 2 pika, o reikia imti pika, nes jisai bus, jau turim tą -1/2 pakeltą k čia. Tai plus tiesiog pi k. Ir pasidalinę abi dvi pusės iš 2 matome, kad praktiškai nėra klaidos gauti blogą periodą. Tai dabar jeigu pasidalinam viską iš 3, gausime, kad x bus lygus ir atsakymą užrašom per -1 pakeltą k. Ark sinusas 1/2, kiek čia 300 laipsnių, tai 300 bus pi iš 6. Pi iš 6 plus pi k, ko nepadariau, dar nepadalinau. Tai aš viską į skliaustukus dabar turėsiu pasidalinti iš, arba tiesiog gal parašysiu per trupmeną. Pasidalinam viską per trupmeną ir labai gražiai atsakymas tada gausis, kad x priklausys -1 k kart pi iš 18 ir mūsų periodas tada bus pi į 3 k. Ir labai patogiai šitom formulėms naudotis, sprendžiant bet kokias trigonometrinės lygtis. Tiesiog gan lengvai suprasti. Toliau tada, jeigu einant į sekančius, kas ten buvo, logaritmas logaritmo. Taip, Audriau, kokiu būdu jūs sprendžiate tokias logaritmės nelygybės?
Normalias logaritminės nelygybės normaliai sprendžiam, bet čia logaritmas, tai aš pats nežinau, ką daryti dabar. Gerai, taip. Dabar Tai už 3 taškus vėlgi, tai čia, palauk, čia gal kažkokio, kad mažiau 0, čia ar man atrodo, kad ar turėtų būti, ar gali būti gali. Pabandysiu tada persirašyti kaip laipsnius ir tiesiog šiek tiek ją išsilogaritmuoti, nes galiu atvirai pasakyti irgi nematytas uždavinys tiesiog. Tai pasirašau logaritmą kaip log. Pabandysiu iš pradžių. Log pagrindu Ne kaip nelygybė, bet tiesiog kaip lygti. Tai logaritmas nuo logaritmo x-u. Jeigu tai būtų lygų 0, tai ką turime? Kokį skaičių, tai pakelta nuliniu lygu logaritmas x-uoju, gerai, tai pakelta nulinį yra 1, tai jinai gautųsi tada lyg ir logaritmas x lygu lygu 1 ir x, jeigu būtų tokia lygtis, tai x būtų lygus tiesiog pirmuoju, kas yra bet kadangi čia yra nelygtis, o nelygybė, tai aišku, matysime, kad bus arba x priklausys nuo minus begalybės iki arba nuo iki plus begalybės. Dar susižiūrėt su... Dar reikia nepamiršti apibrėžimo srities. Aš manau, kad ln x dar reikia pasirašyti, kad daugiau už nulį turi būti. Apibrėžimo sritį pasirašom apibrėžimo sritį, tai ln x turi būti daugiau nei nulis. 0 ir tokiu atveju tada x daugiau. Paprašiau man kaip tiesiog vizualiai, kaip prašau per pagrindą. Tai daugiau už 0, iš to gauname, kad x daugiau už nulinių. X daugiau už vienetą. Daugiau už vienetą, jo. X daugiau už pakeltą nulinių arba x daugiau už vienetą. Jau kažką turim gero. Jo, tai tada dabar keičiam tada visą šitą kairę pusę vietoj lygties į nelygybę. Tai dabar jeigu paimsime logaritmas, persirašau logaritmas, pagrindu logaritmas x-uoju buvo sąlygui mažiau lygu už 0. Dabar pasiemam tada logaritmas x tada turi būti mažiau lygu už vienetą. Ir iš to išeina, kad mūsų x tada mažiau lygu už pakeltą pirmojo ir tai viskas gražiai išsprendžia. Turim apibrėžimo sritis x daugiau už vienetą. Ir turime, kad išsprendė lygti, kad x mažiau už kas yra 2,7, tai dešiniau. Jo, tai bus dešiniau. Ir vienas jeigu persirašau apibrėžimo sritį, tai vienetas tada į tą pusę. Ir lygties, tai yra nelygybės sprendinys bus, x priklausys nuo vienetos su paprastais kliaustukais
ir iki e užsidarę. Jo, tai čia svarbiausia nepamiršti apibrėžimo srities, aišku. Jo, gan toksai įdomus uždavinys, Vėlgi, už 3 taškus tai čia nebus jau paprasta. jo, už 3 taškus tai tikrai vertas. Toliau duota funkcija, nustatykite lyginę, nelyginę ar nei tokią, nei tokią. Nu, tai už 2 taškus gerai. Pasižiūrim, kokie laipsniai. Tai turime 2 pakelta 2024. O jeigu turime laipsnę funkciją, ar jinai yra lyginė ar nelyginė? Čia tik patikrinti reikia įsistatyti -x ar tikrinti. -x reikia įsistatyti. Jo, supratau, tai pabandau įsistatyti. Ir pažiūrėti, kas gausis. Jo, tai funkcija nuo x bus lygi 2, 0, 2, 4 x-uoju minus 1, 2, 0, 2, 4 x-uoju. Dabar įsistatau minus x, tai dabar įsistatau minus x. Gaunam 2024 minus x-uoju. Minus x-uoju. Ir matome, kad gausime tą patį. Minus 2, 0, 2, 4. Tiesiog aklai įsistatau minus x ir matome, kad šitas x apverčia pirmąją. Tai dabar šitas neigiamas x apverčia pirmąją. Iš 2, 0, 2, 4. Bet ne tą patį gausim, nelyginį. Ne tą patį, nes čia yra skirtumas. Ženklai skirsis. Ženklai skirsis, jo, nes tai bus. Tai kaip tik nelyginė jinai bus. Ir Smagus uždaviniai tie paskutiniai tokie. minus 2024 x-uoju. Dabar galim iškelti minusą prieš skliaustelius, tai iškeliam minusą prieš skliaustelius ir gauname minus. Tai tas tampa teigiamas. Tai tampa teigiamas, tai bus 2024 x-uoju. Ir pirmasis narys tampa neigiamu. Tai minus 1 iš 2, 0, 2, 4 x-uoju. Tai gauname, kad funkcija yra Nelyginė. Nelyginė. Iš to išeina, kad f nuo minus x yra lygus minus f nuo x ir pagal apibrėžimą yra nelyginė. Dabar įrodykite, kad funkcija neturi kritinių taškų, tai čia ką to išvestinės spręstų turbūt? Jo, manau, kad išvestinė ją prilyginti nuliui. Taip, tai dabar. Ir gal nebus x-ų, gal kažkas tokio. O atsiprašau, norėčiau užduoti klausimą. Taip. Kaip atrodytų funkcija, jeigu jinai būtų nelyginė ir nelyginė? Labai geras klausimas. Tai dabar iš grafiko paimsiu, jeigu turime grafiką ir pradžioj paimsiu lyginę funkciją, tai lyginės funkcijos grafikas, jeigu mes gauname pasiemam, sakykime, teigiamą x ir šito vietoje funkcija su teigiamu x. Ir jeigu mes pasimsime lygiai tą patį neigiamą x ir gauname funkciją su neigiamu x. Ir jeigu mes gauname tos taškus tam pačiame aukšte, tai jei f nuo x yra lygu f nuo minus x, arba grafikas visą laiką tam pačiam aukšte arba simetriškas, tai funkcija bus lyginė.
Žodžiu, perlenkus, per Y perlenkus sutampa viskas. Jo, jeigu per Y perlenkus sutampa, tai vadinasi, jinai bus lyginė. Dabar sekantis tada, kaip atrodys nelyginė, tai nelyginė funkcija, gal paimsiu kokį Kubinė parabolė. kubinę parabolę arba tiesiog paprasčiausiai tiesę. Aha, tiesiai. Su kubinė parabolė turime funkciją, sakykime, nuo x, tai pasirenku kokį nors x ir susiskaičiuojam, koks aukštis yra tos funkcijos x kokiam aukštį. Dabar jeigu simetriškai paimsiu į kitą pusę minus x, matome, kad gausime lygiai tą patį, mūsų funkcija nuo minus x ir jie bus tam pačiame aukštyje. Ne, man atrodo minus f nuo x, ne? Tai jeigu įsistatau funkciją nuo minus x, tai aš gausiu lygiai tą patį, ką uždės minusą ant šitos pusės. Aš gausiu lygiai tą patį, ką uždės minusą ant šitos pusės. Tai minus funkcija nuo x. Ir pagal apibrėžimą bus funkcija nuo minus x bus lygiai tam pačiam, kas priešinga nuo f nuo x. Dabar paskutinis, kaip atrodo, sakysiu klausimą, kaip atrodo nei lyginė, nei nelyginė. Ar man tai galiu pasakyti trumpai? Taip. Šitas nelyginės, aš sakau taip, jeigu apsuki sąsiuvinį ir lygiai tą patį matai, tai nelyginė reiškia. Jo, jeigu apverti, tai aš gal pabandysiu irgi parodyti, kaip atrodo tas apvertimas. Tai jeigu pasižymėsiu gerai. Tai pabandom su tuo apvertimu. Tai jeigu aš turiu funkciją ir matosi, kad apverčiu ir gaunu tą patį. Jeigu apverčiu ir gaunu tą patį, tai funkcija tada yra nelyginė. Dabar su nei lyginė, nei nelyginė, jeigu kažkokia funkcija yra, sakykime, kvadratinė parabolė, bet jinai pastumta. Tai matome, jeigu mes ją bandysime perlenkti per Y ašį, tai negausim to paties atvaizdo, tai paėmų, sakykime, x ir gerai, šito vietoj bus gerai. Paėmų x, tai būtent šito vietoj mes gauname funkcijos aukštį, tai funkcija nuo x. Ir jeigu aš simetriškai kitoje pusėje paėmų minus x ir matome, kad mano aukštis visiškai nesutampa. Tai funkcija nuo x gavom vienam aukšte, funkcija nuo minus x gavome visiškai ir mes negalime jos nei apversti aukštyn kojom, nei surasti jokios simetrijos. Tai šitam Jo, kai netinka pirmos dvi sąlygos. Kai pirmos dvi sąlygos netinka, tai funkcija yra nei lyginė, nei nelyginė. Tai matome, kad funkcija... Ir dar vienas patarimas. Labai dažnai būna šitas atsakymas nei lyginė, nei nelyginė. Labai dažnai. Tai jeigu spėti reiktų, tai aš skaičiu šitą. Nelygų funkcijai nuo minus x ir nelygų nuo minus funkcijos nuo x, tai nei tokia, nei tokia. Nei lyginė, nei nelyginė. Dabar dar paimsiu keletą pavyzdžių, kaip lengviausiai jas atpažinti, tas lyginės, nelyginės funkcijas. Tiesiog žiūrim į laipsnius. Tai jeigu paimam x7 plus x5 plus x, sakykime, minus 1 ir susilyginam, jeigu visi laipsniai yra lyginiai, jeigu visos funkcijos, kurias sudedi, yra lyginiais laipsniais, tai čia palaukit, čia bus nelyginiai. Tai jeigu visos funkcijos mes susidedam daug paimam skirtingų funkcijų, kurios yra nelyginės,
Tai šita funkcija, galiu sakyti, iš karto yra nelyginė, nes nelyginiai laipsniai. Nes nelyginiai laipsniai. Ir lygiai taip pat aš galiu paimti, sudėti lyginius laipsnius. Tai jeigu paimsiu funkciją sudarytą vien tik iš lyginių laipsnių, kaip x kvadratu plus x ketvirtu plus x, nežinau, šimtuoju, tai tokia funkcija bus lyginė, nes sudaryta iš lyginių laipsnių, nes laipsniai. Bet dar vienas svarbus aspektas. Lyginė, taip. Lyginę funkciją galima stumdyti į viršų žemyn, tai aš galiu pridėti skaičių, atimti skaičių, o nelyginę jau nebegaliu. Jo, nes tas lyginiai funkcija yra x pakelta nuliniu. Tai nulis skaistosi jo irgi kaip lyginis skaičius. Jo. Nes jeigu yra skaičius ir neturi x, teoriškai jisai tą x turi, bet tas x yra pakeltas nuliniu laipsniu ir skaitosi, kad jisai yra lyginį. Gerai, tai ir kiek čia, man atrodo, keletą uždavinių. Ar jau čia paskutinis uždavinys? Gerai, tai tada, Audriau, kur ten buvai kelias tos? Ar užsibaigti su tais? Aš tau su tais... į Messengerį įkeliu. Gerai. Taip, su trikampių panašumais, jeigu kas nors gali pasižiūrėti, nes aš kol kas pats, man atrodo, be idėjų strigau, paskanėlę aš audžiu, tada ekrano dalykas kol kas už žiūrės, kur čia man įkeliai. Apsisiųst. Ar šitos pratimus Audriui buvo įkėlęs? Taip. Labai gražus pratimai, man labai patinka. Šitos ir su vektoriukais. Aišku, tiek tai neįmanoma spėti. Jo, tai aš tiesiog kiek parsisinčiu, tiek dabar įsikelsiu. Bet jeigu kas nors galėtų pabandyti tą trikampių panašumą pagelbėti. Ir į egzaminą, jeigu nueinate ir matote, kad stringat ant kažkokio tai pratimo, praleidžiat, negaištat nei minutės ir tiesiog einat toliau, nes laikas egzaminė yra brangus ir grįžkite vėliau, kada atsiras įkvėpimas ir gal tada atsiras ir minčių tokių šviesesnių. Gerai, tai dabar įkelsiu keletą uždavinėlių su vektoriais, nes kiek pastebėjau, labai daugelis mokyklų būtent tos vektorius ir mokosi šiuo metu. Gerai, tai pradedam nuo erdvės vektorių. Jeigu kam, taip, tai vektoriai yra kolinearūs, kai... Taip, dabar kolinearumų, kaip nustatyti, kad vektoriai yra kolinearūs. Tai turi jie turėti bendrą tą pačią kryptį arba atitinkami koeficientai turi dalintis į tą patį skaičių, jeigu aiškiai pasakiau. Audriau, kaip pas jumis pateikiamas apibrėžimas?
Vektorių kolinearumas. Aha. Tai tiesiog santykiai lygus, ne? Santykiai lygus, jo. Tai Jo. tie santykiai lygus tam koeficientui. Dabar pasižiūriu, koks yra santykis. Tai pasiemu 3 padalinta iš -2, gaunam, kad tai yra lygus -1,5. Galim pasakyti, kad jų panašumo koeficientas yra 1,5. Iš ko išeina, kad jeigu mes dalinsime visas kitas atitinkamas koordinates, tai jeigu mes paimsime 2k, tai čia pasidalinam x-us, tada pasidalinam y-us, tai 2k pasidalinę iš 4, mes turime lygiai tą patį gauti, ką ir gavome dalindami x koordinates. Tai irgi lygus -1,5. Iš to išeina, kad pasidauginam iš 4, kiek čia 6, dalinam iš 3, gaunam, kad k lygus -3. Okay? Ir sustikrinsiu dar ir kitą reikšmę. Ne, kitos reikšmės viskas. Gavom, kad -3, nes 1,5. O tai kažin tas k kvadratu neduos 2 atsakymų. Aš to pažiūrėsiu, aš turiu atsakymus. Jisai duos mums 2 atsakymus, bet tiesinė lygtis mums neduos 2 atsakymų. Tie 2 atsakymai turi ir tiesinė lygtis. Kadangi y yra tiesinė priklausomybė, tai nors ir pasidalinę, čia kad supainios moksleivis, nes jeigu pasimsi paskutinį z, turėtum gauti tos pačius atsakymus, tai dabar z, Auriu, gali truputėlį pelyti patraukti? Oi, atsiprašau. Jeigu padalinsime iš k -3, mes irgi turim gauti, nes panašumo koeficientas turi būti tas pats lygiai, tai turim gauti -1,5, -1,5. Ir be nesumaišyti to k su panašumo koeficientu, nes panašumo koeficientas yra tas būtent -1,5. Tai sprendžiam tada kvadratinę lygtį, tai k kvadratu lygu -1,5 k plus 4,5. Susimetam viską į vieną pusę, tai k kvadratu plus 1,5 k minus 4,5 ir susilyginam nuliui ir matome, kad jeigu išskaidysime į skliaustelius, gausime, kad k plus 3 ir k minus 1,5, k minus 1,5 lygu 0. Čia aš pagal vieto teoremą išskaidžiau. Ir turėtų būti 2 atsakymai, k lygu -3 ir k lygu 1,5. O kodėl ta pusė dabar netinka, kaip čia suprasti? Nes jeigu įstatysim tą 1,5 į čia. Supratau. Netinka, nes 2 kart 1,5 padalinta iš 4 yra lygu 1,5, o mums reikia 1,5. Yra lygu 1,5, kas nėra lygu -1,5. Tai dėl to atsakyme mes turime imti tik tais, kad kaip -3. Toliau sekantis antras, vienetinis vektorius A yra priešpriešinis. Tada yra priešpriešiniai vektoriai, jų koeficientas turi būti būtinai neigiamas. Taip, tai kokios yra vektoriaus A koordinatės, tai čia kas tas taip vadinamas Zapaskės metodas turbūt.
Ką žinau. O tai kaip čia turi būti, sakei? Priešiniai tai palauk. Priešiniai tai turi būti visos koordinatės priešingos. Tai jeigu į arba x žymė, jeigu yra teigiama, tai priešinis turi būti ta pačia kryptimi. Neigiamas, taip. Ir santykiai turi būti lygus tokie patys. Tai aš jeigu dabar susiprastinsiu tą vektorių. Tai B ir C, o mes galime atmesti variantus, ne? Iš karto galiu atmesti, kad B B ir C. Jau tikrai. Tinka ir C netinka, tai rinksimės tik tais iš A ir B, bet matome, kad A irgi netinka, nes jeigu iš vieno padauginsime, mes niekaip negausime, kad to paties koeficiento. Tai A irgi tiesiog atmetimo būdu atmetu, nes mums turim priešinį vektorių gauti, kad būtų dvi sąlygos. Kad ženklai visi priešingi. Gerai, tai tada pasibandom, ar gauname. Taip, ir matau, kad 2, 6, 3. Tai matome, kad 2, jeigu padalinsiu 4 iš 2 gausiu 2, 12 padalinsiu iš 2 gausiu 6 ir 3 padalinsiu iš 2 gausiu 7. Tai aišku, šitas atsakymų variantas, dabar kaip pasitikrinti, tiesiog galiu paimti 4 padalinu iš minus 2 septintųjų, gaunu tą koeficientą, kiek čia 14, man atrodo, ne, minus 14, tai tas koeficientas vektorių bus minus 14 ir išbandau su kitais. Tai jeigu turiu minus 12, jeigu pasidalinsiu iš 6 septintųjų, aš gaunu lygiai tą patį minus 14, gaunu lygiai tą patį minus 14 ir išbandau paskutinę, čia dėl šventos ramybės išbandau paskutinius, tai 6 padalinu iš minus 3 septintųjų ir ką gaunu ir vėl lygiai tą patį minus 14. Tai matome, kad tas vektorius D yra 14 kartų mažesnis ir jo kryptis pakeista į priešingą. Ir paimti dar trečią, ar yra kas nors, kas tą uždavinį pabandė išspręsti nes man dabar tas uždavinys ramybės neduoda, turėsiu po pamokos sėdėti, bandyti spręstis pats. Gerai, tai einam toliau, tai trečias, duoti 2 vektoriai, apskaičiuokite kampo tarp vektorių didumą. Taip, tai vektorių skaliarinė sandauga. Susirandu vektorių skaliarinę sandaugą, tai kiek čia? X koordinatės plus Y koordinatės plus Z koordinatės visos sudaugintos. Dabar vektorių skaliarinė sandauga, čia gal aš parašysiu, A kart B, gausime sumą visų sandaugų, tai 0 kart 2 plus minus 1 kart 1 plus 2 kart 2, kiek čia gausim? 3, 1, jo, gausime 3 ir kita išraiška skaliarinės sandaugos, kad galėčiau susidaryti lygtį, tai kita išraiška per ilgius. Taip, tai dabar skaliarinės sandaugos kita išraiška su jų ilgiais ir kampu. Man tai palauk biškutį. Taip. O tai klausia kampų ne tarp A ir B, klausia tarp vektorių A plus B ir A minus B. O. Gerai. Tai tada reikia susiras kam lygus. Jo, ačiū. Pataisė, aš tiesiog nedaskaičiau. Jau pradėjau ieškoti kampų tarp vektorių. Gerai, tai susirandam tada kam lygus vektorius A plus B. Sukutėlė, aš tada šitą pasivalysiu. Tai turim vektorius A
plus b. Tai sudedant du vektorius, ką reikia daryti, tiesiog sudėti atitinkamas koordinates. Tai pasirašau, kad tai bus 2, nes 0 plus 2, 2. Tada sekant čia susidėsim bus 0. Ir trečias koordinates susidėsim, gausime 4. Lygiai taip pat ir gal galiu pažymėti tą vektorių kaip, aš žinau, gal C. Tada sekantį vektorių pasimsiu D kaip tų vektorių skirtumą. Tai A minus B. Minus B. Tai imu tų vektorių skirtumą, kiek čia bus minus 2. Tada minus 2 vėl. Ir 2 minus 2 bus lygus 0. Čia pamiršau tos figūrinius skliaustelius užmėti. Ir ieškome dabar, pasižymėjęs aš jeigu tos vektorius C ir D, tai tų vektorių skaliarinės sandaugos. Tai C padauginta iš D, ta skaliarinė sandauga bus, tai sudedam tada minus 4, nes 2 kart minus 2, tada plus 0 ir plus 0, o kaip čia gražiai viskas išspręsant, jūs skaliarinė sandauga turi būti lygus minus 4. Ir kita išraiška tos skaliarinės sandaugos, kad lygtį būtų galima sudaryti, tai per ilgius, tai koks čia ilgis kvadratinė šaknis iš 20, nes norint surasti ilgį, tiesiog Pitagoro teoremą visoms koordinatam taikom, tai 2 kvadratu bus 4, sudedam su 4 kvadratu 16, išsitraukiam šaknį, tai vektoriaus C ilgis bus kvadratinė šaknis iš 20. Pasidauginam iš kito vektoriaus ilgis, tai 2 kvadratu 4, plus 2 kvadratu, tai vėl 4, 8, tai 4 plus 4, 8, tai čia bus vektoriaus D ilgis lygus 8. Ir būtinai pasidauginam tada dar tarp kosinuso kampo tarp jų. Tai pažymėsiu kosinus tą kampą gal alfa, tegul būna. Taip, tai turime dvi išraiškas skaliarinės sandaugos, jos turi būti lygios. Tai galiu susidauginti, kam lygi šaknis iš 20 kart šaknis iš 8 bus šaknis iš 80. Tai dabar sekančiai eilutė susidarau lygtį, kad jeigu šaknis iš šaknis iš 160 padauginta iš kosinuso alfos, turim būtinai gauti minus 4. Taip, tai vadinasi iš to išeina, kad kosinus alfa lygu minus 4 šaknis iš 160 ir alfa bus ark kosinus, plaukti čia dabar, alfa bus lygus ark kosinusas su minus 4 iš šaknies iš 160. Čia gal reikės pasiprasinti, pabandom pasiprasinti. Tai pasidauginu tam, kad pasinaikinti apačioje iracionalumą. 160 gal išsiskaidysiu, tai 160 skaidosi į 16 kart 10. 16 kart 10, jeigu imam šaknis, tai išsiskaido į 4 šaknis iš 10, tai išsiskaido į 4 šaknis iš 10, tai persirašau minus 4 padalinta iš 4 šaknų iš 10, ketvirtukai išsiprastina ir lieka minus 1 šaknis iš 10, kas panaikinus iracionalumą, iracionalumą gausime minus šaknis iš 10 padalinta iš 10. Tai galiu tiesiog pasitaisyti atsakymą, kad tai bus
ark kosinusas iš minus šaknies iš 10 padalinta iš 10. Ar turime tokį atsakymą? Neturim, bet reikia čia pasinaudoti ar kosinuso tuo tokiu, kur ar kosinusas minus alfa yra lygu pi minus, man atrodo, tas, ne? Jo, tai šitoje vietoje, jeigu paimsime, ar kosinus kokią ar nelyginę. Jeigu kosinus pavyzdžiui, kosinus minus camping, ar kosinus minus camping, tai ką mes galim pasakyti apie tai? Man atrodo, iš 108 reikia, tai man atrodo, pirmas bus atsakymas. Sekundėlį pasižiūrės, tai kosinusas yra, kadangi nelyginė funkcija, mes galime tą minusą... Jie lyginė? Kosinus jo yra lyginė, tai... Tai jo to minuso iškelti negalim. Ir tada pasiemu kaip pi minus ar kosinus. Jo, gerai. Tai atsakymas A. Jeigu mes iškeliame tą laipsnį, gauname, kad pi minus ark kosinusas šaknis iš 10 padalinta iš 10. Atsiprašau. Taip. Aš nelabai supratau, o iš kur atsirado šaknis iš 20 kart šaknis iš 8? Į C ir D ilgis. Tai dabar vektorius C, jeigu ilgis yra kur tas buvau pasirašęs, kad vektorius C buvau pasižymėjęs kaip kad suma vektorių, tai norint surasti vektoriaus ilgį, mes turime traukti šaknį iš 2 kvadratų plus 0 kvadratų plus 4 kvadratų ir 2 kvadratų bus 4, 4 kvadratų 16, tai jau susidėję gausime šaknį iš 20. Gauname šaknį iš 20, lygiai taip pat šaknis iš 8 gavosi, nes vektoriaus D ilgis, tai vektoriaus D ilgis buvo kvadratinė šaknis iš minus 2 kvadratų, bet minusą keliant kvadratų jis vis tiek teigiamas gaunasi, plus minus 2 pakeltą kvadratu ir plus 0 kvadratų, tai tiesiog pagal vektoriaus ilgio formulę. Ir skaitmeninėje sandagoje, jeigu pažiūrėjus į formulę, tai reikalingi kiekvieno iš vektoriaus ilgis ir padaugintas iš kampo tarp tų vektorių. Gerai, ir tada paimsiu gal paskutinį šiai dienai. Vektoriai yra statmeni, tai statmenumo dabar sąlyga, kad jų skaliarinė sanduga turi būtinai lygi 0. Tai dabar pasiemu paskutinį tada pratimą, vektoriai duoti statmeni, tai atsiminti, kad jeigu statmeni vektoriai, kosinusas 90 laipsnių yra lygus 0, tai kosinus 90 laipsnių yra 0, dėl to jų sanduga bus lygi 0. Tai dabar pabandau sudauginti, tai susidauginu šaknis, tai yra susidauginu tos vektorius, A kart vektorius B bus lygu 0, nes kosinusas 90 lygu 0. Tai dabar bandau sudauginti tos vektorius, tai šaknis iš 3 minus y
1, tada plus minus 1 kart y ir plus 2 kart 0. Ta skaliarinė sanduoga turi būtinai lygi 0. Iš to gaunam, kad y lygus šakniai iš 3. Jo. Jeigu tai y lygus šakniai iš 3, tai apskaičiuokite vektoriaus b ilgį, tai iš to išeina, kad tas vektorius b surastas yra lygus 1, tada šaknis iš 3 ir 0. Paieškom jo ilgio, tai prašo, jeigu surast ilgį, tai vektorius b ilgis dedam į modulį, bus kvadratinė šaknis iš 1 kvadrato. Tada prisiartinsiu. 1 kvadratu plus šaknis iš 3 kvadratu, tai šaknis ir kvadratas jie vienas kitą panaikins, tai plus šaknis iš 3 kvadratu ir dėl viso pikto pridedu ir tą 0 kvadratu, kad parodyt, kad visas 3 koordinatės sudedu ir gauname, kad šaknis iš 4 bus lygu 2. Ar yra toks atsakymas? Taip, tai gauname, kad vektorius b turi būti lygus 2. Ir kol kas tada šiai dienai jau užsibaigsiu. Šios pratimus gal pasiliksiu kitam sekmadienį. Ir kitam sekmadienį, aišku, būtinai pasižiūrėsiu su tuo panašumu, kur strigau, nes tiesiog nenorėjau ilgai sėdėti ir vaikščiot per pievas, nes kol kas taip lyg ir turiu idėją, kad surasti bet čia labai daug tokių gautųsi proporcijų, tai šitą pratimą pasiliksiu. Ir gero tada likusio savaitgalio visiems. Ir ačiū prisijungti. Ačiū iki. Ačiū iki.